Sveiki, šiandien pasidalinsiu keliais patarimais važiuojant su keleiviu. Tai pirmiausias dalykas, ne tik jūs, bet ir keleivis turėtų turėti pilną aprangą. Dažnai pasitaiko, kad pacanai sugalvoja mergaitės pavežti ant galo, trumpom rankovėm, su šortukais ir tik šalmą duoda. Baisus dalykas. Nors legaliai važiuoti užtenka vos tik šalmo, bet reikėtų motociklo pirštinių, pilnos viršutinės dalies, kelnių su apsaugom, bei batų ir žinoma šalmo. Sėdamės ant motociklo. Pirmiausia, patys atsisėdam, abiem kojom ant žemės, laikome priekinį stabdį ir duodam ženklą, kad keleivis gali sėsti. Keleivis iš vienos ar kitos pusės turėtų apžergti motociklą kaip arklį, laikydamasis vairuotojui už pečių. Keleivis ant motociklo labiausiai turėtų laikytis suglaustomis kojomis į vairuotoją. Rankomis galima laikytis tiek už rankinėlių gale, jei jos yra, tiek už vairuotojo. Svarbu vairuotojo nevaržyti ir neperspausti, kad jam nebūtų nepatogu vairuoti motociklą. Apkabinam ties juosmeniu, nepersistengiam. Važiuojant iš vietos laikomės už vairuotojo, o kai matome, kad artėjama prie sankryžos ar kitokio numatyto sustojimo, keleiviai patogiausia bus remtis į baką arba vairuotojui į nugarą. Žinoma, galima ir į rankinėlės. Svarbu pasiruošti stabdymui, kad nesitrankytumėt šalmais. Posūkiuose vairuotojo kūno veiksmų keleivis neturėtų kartoti bandydamas padėti. Keleivis turi sėdėti stačias. Keleivis niekada tiksliai nenumatys vairuotojo veiksmų, todėl bandydamas su kūnu padėti, jis tik blogins padėtį svorio centrą blaškydamas į visas puses ir vairuotojai tai tik trukdys. Sustojus į vietą, keleivis niekada nelipa nuo motociklo, kol jam vairuotojas neduoda ženklo. Vairuotojas pasiruošia taip pat, kaip sodindamas, abiem kojom ant žemės, priekinis stabdis ir duoda signalą, kad saugu lipti. Tada keleivis lipa žemyn, taip pat kaip užlipo. Prisilaikydamas vairuotojui už pečių, žengia nuo motociklo. Nepatyrę motociklininkai keleivių neturėtų vežti, kol patys pilnai nepasitikė savimi bei motociklu. Šitam video tiek. Nepamiršk subscribinti kanalą. Ir iki sekančio video. Saugių kelionių dviese.